Labai linksmas klausimas. Daug diskutuojama apie santykius, ar įmanomi pilni santykiai be meilės. O gal meilė išgalvotas dalykas? Daug kas ieško aistros, bet jausmui dingus ieško naujos poros. Reikėtų susitarti dėl savokas, apie ką kalbam. Taigi mano klausimas ir yra, kas žinot, kas yra meilė? Gal tai savęs apgaudinėjimas ir kitų klaidinimas? Jei meilė yra, iš kur ji randasi? Labai geras klausimas, kuris pradžiai net nepasakysiu, kur tik kelintais metais. Kas nors komentare galit brūkštelt, kelintais metais prezidentavo Valdas Adamkus. Bet jau buvo tas laikotarpis, kai aš labai intensyviai domėjausi šeimos psichologija. Ir man meilė buvo, šventas ir suprantamas dalykas. Ir vieną dieną, čia prieš naujus metus, tiesiog ilsėdamasis per kanalus ėjau su pulteliu ir užsiroviau ant Valdo Adamkaus naujametinio interviu. Aš tokių dalykų labai nemėgstu, ten iš karto praskrolinsiu, bet kaip tik gavosi momentėlis, kai buvo klausimas iš žiūrovų telefonu, ar ten, žodžiu, kad buvo klausimas iš žiūrovų pusės ir žurnalistas perskaitė tą klausimą. Ir aš iš karto likau, nes tai yra mano tema. Jūsų ekscelencija, išduokit paslaptį, kurgi, kaip jums pavyko taip ilgai ir berods gražiai sugyventi tiek metų su jūsų žmona, su Alma Adamkiene. Ir man taip, čia mano tema, kaip, ką mąsto mūsų prezidentas. Ir man taip pamačiau, kad jisai taip truputėlį kaip ir lyg sutriko, taip susimastė. Žinot, sako, pirmoji eilėje abipusė besąlygiška pagarba, po to jau ir meilė ateis. Man tada atsimenu, kas čia per nesąmonė, kaip čia dabar po to meilė, taigi pirmiausiai meilė. Ir kai intensyviai permaščiau visą tą jo teiginį, supratau, kad, čia rimtas teiginys ir argumentų jam pritarti yra daugiau negu kitokių. Taip kad, bent jau pirmai pradžiai pabandykite su besąlygiška abipusė pagarba. O tada ir meilė ateis. Labai tikėtina.